Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas, sveikinuosi su jumis Verslo tribūnoje ir šiandien svečiuose Gabrielė ir Odeta. Labas. Labas. Pristatau ir pilnai, kad žiūrovams nebūtų inkognito. Gabrielė Norkutė, Citus Vilniaus regiono vyr plėtros vadovė. Malonu. Kartelį labas ir Odeta Šličkova, Citus pardavimų vadovė. Dar kartą labas. Turbūt žiūrovas išgirdęs žodį Citus supranta bent jau į kurią pusę bus pokalbis ir apie ką kalbėsimės. Labai tikiuosi, nes negirdėti ir nematyti šito prekės ženklo, taip labai tikiuosi, nebeįmanoma. Ne? Malonu girdėti. Puikiai dirbat, esat labai matomi, puikus objektai ir taip, pokalbis bus apie, taip gal tokį labai platų užmesiu, apie miestų vystymąsi, apie plėtrą, kaip jinai keičiasi, kokie dalykai transformuojasi, kaip čia mes, nežinau, nuo kokių -20 metų, nuo tokio gaivališko plėtimosi bet kur, bet kaip, pereinam į kažkokias kitas formas. Tai, nežinau, gal Gabrielė galit truputėlį tokį supažindinimą. Taip, tokį platesnį. Kas transformuojasi? Kokie trendai? Tai tikriausiai daugiau vis tiek apie mūsų miestus didžiuosius kalbėsime. Tikriausiai didžiausios tendencijos visgi Vilniui vyksta, sostiniai, ten, kur pirmiausia tos tendencijos ateina. Tai tendencijos tokios, kad, miestas, kaip žinom, Vilnius šiaip yra labai didelis, jį taip paėmus, jis yra didesnis plotų net negu Paryžius. Ir todėl, tiesiog Vilnius negali sau leisti plėstis dar daugiau, negali prijungti naujų teritorijų, todėl jis turi, koncentruotis, turi pasisavinti tas teritorijos, kurios, gal ne taip ekonomiškai gyvendintos ir todėl, vyksta ta koncentracija, tas gyvenimas mieste, tas tų kitų teritorijų pasiėmimas, o plėtimas jisgi jau į tuos žaliuosius plotus jau nebevyksta, tiesiog ekonomijos ten nebematome. Tuo pačiu, keičiasi, kaip minėjau, pati vystymo principai patys keičiasi, tą užduoda žinoma ir savivaldybė, kuri, 21-aisiais priėmė bendrąjį planą, tuo pačiu kviečiasi ir vystytojus tam tikrose mikrorajonuose, kviečiasi žiūri, kaip toliau vystyti. Prisimenu, turim projektą, kelis projektus Žirmūnuose, tai Vilniaus miesto vyriausiasis architektas buvo net pasikvietęs mus visus bendrai žiūrėti, kaip tarkim, vystyti kuro aparatūros teritoriją, kur yra, grinai gamyklinė teritorija ir ją reikia išgyvendinti, nes natūraliai visos tos gamyklos, pramonė išsikraustė į užmiestį, kur žemė pigesnė, kur geresnis susisiekimas su transportu ir panašiai, nesėdėti Vilniaus kamščiuose su gaminiais. Tai tikrai keičiasi, tikrai duoda daug savivaldybė inputo bendruomenių balsui, tiek viešinimo ta pati procedūra ir tuo pačiu gaunasi, kad ir vystytojai atsisuka į visuomenę, į to, ko jie nori, ne tik ko jo klientas nori, gal kokio buto ar kokio fasado, bet į visą teritorijos vystymąsi, nes gyvenam ne tik bute. Ir tai gal ateina tuo pačiu, tas tokia savoka vietokura, nėra labai žinoma daugum, tai yra labiau apie ne architektūrą vien tik tai, apie erdves, apie suvokimą, kaip juda žmonių srautai, kurioje vietoje gal kažkokio poilsio zonos įvyksta, kažkur susitikimo zonos, kažkur gal privačios, pusiau privačios zonos. Tai mąstymas, kaip vyksta gyvenimas, kaip tas erdves padalinti, nekalbant vien tik tai apie tą blizgančią architektūrą ar ten kažkokią formą. Tai apie gyvenimą. Tai ar tiesa, kad, jeigu taip galėčiau, nežinau, įvardinti, ar tiesa, kad
vystytojai priversti buvo jau išlipti iš, sakykime, iš dėžutės, pavadinkim tai dėžute, ne, iš tų apribojimo sienomis, ten langais, durimis ar kažko to plotų, kuris, sakykime, yra pastatytas ir tada jau kalbėt platesnė prasme, kaip sakot, ten ir ta pati, nežinau, ir vaikų aikštelė, ir poilsis, ir laisvalaikis, ir sportas, ir kažkas, ir tas tada kartu. Natūrali evoliucija įvyko tikriausiai, faktas, kad tai yra su gerėjančia ekonominė situacija ir tuo pačiu su branda. Tiek savivaldybės, tiek ir pačių vystytojų branda, suvokimu, kad žmonės nori aukštesnio lygio komforto. Čia visą laiką būna, tokiuose situacijose visada dilema būna. Ar, kaip sako, kartais vystytojas sako, nėra paklausos, tai nedarysiu. O klientas sako, nėra pasiūlos, tai net nežinau, ko norėt. Ir tada toks klausimas, kuris pirmas čia turi žengti? Ar vartotojas turi pagaliau artikuliuoti, kad, žiūrėkit, vystot objektą, įdomus, bet čia nėra to, tada net nežiūriu. Kas, čia toks klausimas, ar jūs išdrįsot pirmi išeit su tokiu, ar labiau pajutot, kad visgi, jeigu jau to pasiūlyme nebus, tada jūs labiausiai turbūt jaučiat tą santykį su klientu, žinai, kada atėjo tas suvokimas, kad, mums laikas irgi pradėti veikti kitaip. Suprantu, tai evoliucija, nuoseklu, bet man taip labai smalsu, kas čia tą impulsą davė. Labai ryškiai matosi, Ugniau, kad su kiekvienu projektu nauju mes vis pridedam ir pridedam taip erdvių ir to gyvenimo vartotojui. Tai vienareikšmiškai atsakymas yra, kad vartotojas diktuoja, ar ne, bet mes patys žengiam tą žingsnį ir testuojam. Ir tu matuoji, ar ne? Ir kažkada mes sakėm, kad Žirmūnas reikia chill zonas, kaip pavyzdys, taip, kad žmogus pailsėtų, poilsis po darbų. Tada mes sugalvojom, kad reikėtų darbo ir poilsio zonos, ar ne? Ir tuomet galbūt reikia ir skaityklos, ir galbūt reikia daugiau žalumos. Tai principe vartotojo gyvenimas besikeičiantis ir jo gyvenimo greitis mums diktuoja iš tiesų, kaip mes turime kurti projektą, kad vartotojas galėtų patogiai gyventi, dirbti ir ilsėtis savo namų aplinkoje. Tokį dar vieną suktą noriu labai klausimą. O pavyzdžiui, ar jau turite patirties, kur sakytumėt, atrodė vartotojui reiks, štai padarėm, bet visai neprilipo? Yra jau kokių nors tokių, nežinau, gal patirčių praktikų, kur kaip ir kaip sakot, kaip ir fine, bet iš esmės paskui vartotojai to nei priima kaip kažkokią pridėtinę vertę, nei ten klausia, nei įdomu, nes čia lygiai taip pat su ta, galbūt ir galima surišti, kaip iš vis turi pasikeisti miestai. Nes mes pripratę esam taip labai, turėjom ten kvartalinė sistema, ten tų kiek čia diskusijų yra buvę, kada jau čia reikės griauti tuos senuosius ten blokinius, konvertuoti juos į kažką moderniau, kažką efektyviau, nes tai irgi yra paveldas, kuris tai natūralus dėvisi matyti ir kažkada jo galiojimo laikas tikriausiai irgi baigsis. Tai čia, kur kalbam apie industrinės teritorijas, ten gamyklos fabrikai, tai čia kaip ir atrodytų toks gana lengvas uždavinys, nes ten išvalom, kaip sakyt, sugreideriuojam, ir tada jau galim pilnai naujai vystyti. Ar yra ko vartotojai nepriima arba sakė, čia, žinokit, jūs jau čia per toli pabėgot, ar kol kas viskas tinka? Aš žinokit, taip labai atvirai, gal tik tai iš mūsų patirties, toks gal labai mažytė tokia smulkmena buvo vienam iš projektų, vis tik tikėjomės mes daugiau projektų šeimų ir turėjom galbūt gausesnes vaikų žaidimų aikšteles, arti namų, arti akių, kad būtų vartotojų patogu matyti savo vaikus saugi aplinka. Ir vis tik tai mes pamatėm, kad daugiau jaunų šeimų įsigijo tuos būstus, ir galbūt iki galo šiai akimirkai jie neišnaudoja. Taip, bet vėl, tai yra potencialas. Teisingai. Supratau. Taip, tai toks gal vienas iš. Ačiū. Paminėjot Žirmūnus. Taip. Čia taip nuskambėjo. Tai kas čia dabar tie Žirmūnai, kodėl Žirmūnai,
ir kas tenai tokio vyksta, nes ten vyksta ir ten jau pakankamai sparčiai vyksta. Taip. Gal galim truputį praskleisti? Žirmūnai, tai tikrai dabar, kaip čia, karštas taškas, sakykime taip. Pats rajonas senas ganėtinai ir yra ir tos gyvenamosios paskirties, bet jinai daugiausia tikriausiai sovietinio paveldo, taip sakant, relikto dalykai ir jie yra labiau prie krantinės, natūraliai tie senieji urbanistai taip dėliojo visą miesto logiką, o pati širdis buvo karinis miestelis, kuris turėjo jau savo tą 2008-2009 konversiją ir likusi ten jau tą pramonę visą. Tai dabar ateina tos pramonės, visos pasikeitimo metas natūralus. Ir taip, čia kaip į kokią statistiką pažiūrėsi, bet tai yra antras pagal perkamumą būstą naują rajonas Vilniuje. Ir tikrai ten daug vyksta. Natūraliai tai įvyko dėl to, kad ir savivaldybė, kaip minėjau, dėjo ten pastangas, atnaujino infrastruktūrą, atnaujino pėsčiųjų takus, dviračių takus, padarė lengvesnį susisiekimą, tą natūralų viešai, ne vien tik tai su automobiliu. Natūraliai jau tada ir vystytojai pradeda žiūrėti į teritorijas, nes jos potencialios darosi, perspektyvios. Ir pradėjo keistis ir žmonės irgi natūraliai harmoningai suvokia, kad čia yra puikiai investicija ir ne tik investicija, nes žmogus dažnu atveju savo perka, bet ir puikiai vieta gyventi, nes tai yra natūralus Vilniaus centro tąsa, kur yra ir paslaugos, ir visa kita. Iš kliento pusės, tai gal pridėsiu dažnai, dabar klientas pasako, kad tai yra miestas mieste. Ir mes labai pritarėm tam ir mes patys sakome, kad tai yra, miestelis, miestas besikūrentis vis dar augantis ir besiplečiantis. Yra, galbūt šiandien ir aptarsim kelios dalys, kurios dar plėsis ir plėsis tikrai Žirmūnuose, bet principė tai yra miestas mieste, kur tau tikrai nereikia iš rajono išvykti, kad tu galėtumėjai pabėgioti, turėti paslaugas, nesvarbu grožio sportas, kas tai bebūtų ar ne, kavinukės. Viskas yra čia ir dabar. Tai turbūt ta širdis miesto, apie tai yra Žirmūnai. Prieš daug metų, kai ten turbūt pirmaisiais kartais teko lankytis Amerikoje, mane labai nustebino, kad priemiesčiuose, Čikagos priemiesčiuose gyvenantis žmonės gali būti ir kokia net ir 15 metų nebuvę pačioj Čikagoje. Reiškia, baisu ten važiuoti, nes ten labai, komplikuota, labai ten, čia toks, turiu visą infrastruktūrą čia šalia savęs, ten nežinau, kas čia priemiestis Vilniaus tiek nepažįstu, Avižieniai kokie, pavyzdžiui, būtų ir sakytum, man ten viskas yra. Tai čia toks galvoju, taip, viena vertus smagu kartais tą gyventoją išviliot, truputį pasivaikščią daugiau ir plačiau, bet iš kitos pusės visiškai suprantu, gyvenimo greitis, gyvenimo stilius turbūt keičiasi, vis mažiau norim praleisti laiko ten iš taško A į tašką B kelionėje ir atrodo viską pasidaryti kažkur tai, kas ten būtiniausios paslaugos kuo arčiau. Tai gal galit truputėlį tada papasakot, kaip visa tai vystosi, kokioj ten stadijoje dabar yra jūsų, aš net užsirašiau, žinokit, Citus Mūnai, man atrodo, jeigu nesumaišiau, ar tai vienasi? Taip. Nuo Žirmūnai, tai čia Citus Mūnai turbūt. Citus Mūnai, taip. Ok, tai truputėlį, koks čia dabar yra jau tas etapas ir kokie įsibėgėjęs. Drąsiai galiu pasakyti, kad įsibėgėjęs. Tai pirmas etapas iš esmės jau paskutiniai akcentai statybų vyksta ir naujakuriai jau
rengiasi savo namus. Jau yra pirmas gyvenantis ar dar? Dar okay, negali. Okay. Gerai, dar nepriduota. Dar nepriduota, dar negali, bet jau, kaip sakant, žmonės mato, kaip gimsta jų tie namai, ne kaip būstas, kaip turtinis vienetas, bet tikrieji namai, nes tikrai kiekvienam, kad ir vargas tas įsikurdinimas yra, bet tikrai tuo pačiu ir džiaugsmas, kai jau matai rezultatą. Antrasis etapas irgi iš esmės jau iškilęs, praktiškai irgi jau beveik viskas parduota yra. Aš gal taip šiek tiek statistikos. Pirmas ir antras etapas kartu sudėjus 91% šiai dienai yra jau parduota, tai tie 9% dar tokie apylaisvėje, ne? Kai kurie rezervuoti, kai kurie ne. Tai va tokia ta stadija. Dar galit skambinti. Taip. Čia paskui paklausiu, labai įdomu man. Gerai. Taip galvoju, valstybė, taip, žmonių skaičius taip greit neauga. Kaip, iš tiesų smagu, kad tokia paklausa. Tai man smalsu, ar naujos šeimos taip sparčiai kūrėsi, ar visgi žmonės gerina savo sąlygas. Bet čia gal toks tik tai filosofiškai pasvarstyti, kur tas ekonominės tos gyvybės šitam sektoriui, kur yra tas driveris, tas variklis. Bet pertraukiau, Gabrielė, taip. Tai gal pabaigsiu. Ir, kaip ir jau Odeta minėjo, čia tikrai, suprantam, kad vertina tikriausiai klientai mūsų tą produktą sukurtą, nes Odeta neduos pameluoti, būna viršėm ir 15 pardavimų per mėnesį, tai tikrai. Ir ką tik šį mėnesį, taip sakant, jau pradėjom ir sekantį etapą ir akylesni klientai net gal ir pastebėtų, kad planavom ilgesnį procesą, turėjom daugiau etapų, turėjom 5 etapus, nusprendėm klientams atverti didesnę pasiūlą ir 3 ir 4 etapus apjungti. Tai, tikrai matosi ir norisi, kad tas projektas įsigyvendintų kuo greičiau ir, pajustų to kvartalo privalumus žmonės. Ir, tikrai galima pamatyti jau, kaip tas kvartalas atrodys, įkvėpti to, kaip sakant, kaip naujos knygos tą puslapį pavostai, taip čia jau irgi galima nuvažiuoti, pasižiūrėti. Nes man ir buvo smalsu, kai jūs sakote etapas, tai kas į žodį etapas ten patelpa, ar ten tik tai, sakykime, namas, kvadratūra, ten būtų skaičius kažkas, tai, o kažkuriam etape atsiras, kaip ir sakėt, ten, nežinau, aplinka, infrastruktūra ir kaip etapuojat? Dalimis. Vis tiek atsiranda tos infrastruktūros, negali kurti be infrastruktūros, bet dalimis jie vis kuriasi, aišku, aplink tos pastatus numatytus konkrečiam etape, bet jau, kaip sakau, kadangi kuo greičiau statosi, tuo daugiau tos infrastruktūros ir tuo labiau bendras vaizdas matosi. Aišku, dar turbūt mintis kirba, čia to pačiu taip norisi tiek ir galbūt paklaust, bet to pačiu ir liktai replikuot. Žirmūnų daugiau nebus, taip atrodyta, ne? Ten, kur sakėt plėtra, ten kur nors už miesto, ar ten, kalbėjom, Arimuose ar kažkur, ten senai ten būdavo, kur Vilnius pasiplėtė, ten su tokiais gigantiškais 9-aukščiais į kažkokią, net nežinau, kaip vadinasi tas kraštas, tai ten supranti, kad ten, kažkaip, baisoka, toks, žinai, jeigu teritorija ar objektas, turi savotišką tą tokį deficito ar to unikalumo, vienetiškumo, kažkokius kriterijus, tai tada supranti, kad šitoj teritorijoje, tai galbūt paskutinės galimybės, tarkim, ten ar įsikelti, ar gyventi, ar susikurti kažkokią tai gerovę gerbuvį. Kaip jūs tą išskirtinumą artikuliuojat? Pavyzdžiui, vertės pasiūlymas arba ta idėja tarp visų kitų ten, nežinau, pasiūlymų. Ir sakot, bet čia tai žiūrėk, yra Odeta, kas tai yra ant liežuvio galo, kur sakytumėt, šito tai neatremia niekas.
Kalbant apie žirmūnus ir Citus Mūnai projektą, tai aš sakyčiau, tas išskirtinumas pats didžiausias yra estetika. Projekto estetika ir vis tik tai, žinot, Mūnai yra projektas, kuris vėlgi yra ir bus žirmūnų širdis, ar ne, vat projektų širdis. Ir jeigu mes sakom, kad žirmūnai galimai yra Vilniaus širdis miesto, tai Mūnai būtų žirmūnų širdis, kur visas kuriasi kvartalas su visu gyvenimu čia ir dabar po ranka. Tai va tas pagrindinis išskirtinumas yra visiškai viskas netoli. Jeigu tu nori keliauti ten lakstyti, tau nereikia ieškoti bėgimo takų, tu iškeliavai iš namų, tu juos turi, ar ne? Tai viskas yra šalia, tu gali keliauti iki centro per beprotiškai trumpą laiką iš tiesų, bet tau visiškai to nereikia, nes tu turi visą reikiamą infrastruktūrą viduje ir tu gali labai patogiai gyventi, jeigu tik tai toliau tavo taškai, kaip jeigu tai yra reikalinga mokyklos, darželiai, šeimoms, ar ne? Arba tavo darbai jaunoms šeimoms, jie yra visiškai netoli. Tai turbūt toks estetika, ar ne, ir kvartalas, kuris tampa širdimi. Aš gal norėčiau dar papildyti, nes čia buvau įsijungusi tą kūrybą, į kūrybinį procesą, nes Odeta jau produktą pardavinėja. Tai mes labai daug galvojame apie tą, kaip sakiau, bandėm tuos pirmuosius žingsnius vietokurą eiti. Ir supratom, kai vis tiek tave apriboja kažkiek sklypas, kai turi mažesnius projektus, tau sunkiau tą daryti, sudėtingiau, o šitas projektas savo dydžiu sufleravo, kad galima kažką daryti kitaip, kažkaip ekstra mylę nueiti. Ir norėjusi, supratom, kad ta teritorija nėra tokia pažįstama, nes prieš ją vystant tikrai niekas ten nevaikščiojo, nes tai buvo garažai, kažkokios sunkio transporto aptarnavimo įmonės. Tai nusprendėme, kad tie žmonės turi susipažinti su tą teritoriją. Ir kai jau vykdėme statybas, nusprendėm palikti vieną iš sandėlių tenais. Vienintelį ir kitus išvertėm, aišku, nes natūraliai tiesiog turėjo statybos vykti. Pasikvietėm tiek jau esamus klientus, tiek bendruomenę, pasakom, ką mes darysim, ką jie gal norėtų ten dar matyti. Norėjusi, kad ten jau formuotųsi bendruomenė, kuri moka reikšti savo nuomonę, formuluoti, galiausiai gal kada nors su savivaldybė bendrauti. Ir tikrai buvo sėkmingai, tuo pačiu mes turėjom ir tokias kolaboracijas, kaip pavyzdžiui su GRAM, turėjom tokią parodą, tokią interaktyvę, nes pati menininkė labai interaktyvę, norėjusi ir išskirtinės pardavimo erdvės, tai turėjom visame tame sandėlyje išpaišytus realius planus būtų ir netgi kai kur įdėjom, kur sofą pastatėm, kai buvo GRAM paroda, pastatėm tą jos paveikslą, kad įsivaizduotų žmonės pasijustų kaip namie jau, nes, tu pradžiai renkiesi iš brėžinuko, tu nejauti, kas čia yra. Ir galiausiai net buvom, dabar jau dėja teko nuversti tą sandėlį, bet turėjom net kurį laiką tiesiog kaip atvirą parodą. Dalinai tai, aišku, reklamavo mūsų patį projektą, bet ir turėjom kitą dalį apie žirmūnus, apie jų istoriją, kaip jie plėtėsi, kaip jie keitėsi ir kokia gal jų net ir ateitis. Tai toks, irgi toks išskirtinumas, kas gal užkoduoja ir pačiam klientui, koks čia vystytojas, ką mes darom ir kaip mes galvojam apie visas tas erdvės, kur jis gyvens. Taip klausausi ir mintis bėga ir skamba stipriai kitaip. Tiesiog galvojant apie tai, kaip vystytojai vystė, kaip ten, nežinau, iš brėžinių ar tik telefonu pirkdavom, bet čia tuo pačiu matyt, tai ką jūs pasakojat, man asocijuojasi su ir pirkimo patirtimi visiškai kitokia. Tai reiškia ir suvokimu netgi, kad aš perku ne tik tai ten plotą, būstą, bet aš perku ir tuo pačiu kaimyną,
bendruomenę, santykį ir čia, vat, jeigu vystytojai nueina, kaip jūs nueina į tokią teritoriją, kad mes, kaip čia pasakyti, kaip čia lietuviškai, įžiebėm, va tą bendruomeniškumą, mes truputėlį taip kažkaip painicijuojam, taip, ten toliau turės vystytis savarankiškai, jūs ten turbūt neužsiminėsit bendruomenės vakarais ten ar užgavėnių renginiais. Turim ir šitą pradžioje. Turim net ir šitą. Darom gale projekto tokią kaimyninę šventę. Bet taip, mūsų tikslas yra, kad tai būtų katalizatorius. Nes, galiausiai vis tiek, žmonės yra bendruomenės širdis, bet, kartais reikia tokios pagalbos, to pirmo žingsnio. Tai tą tikrai stengiamės daryti. O čia turbūt ir yra toks stiprus posūkis, ką kalbėjom iš pat pradžių apie tą miestų vystimosi tokią transformaciją, kad visgi atsiranda tam tikras, toks, nežinau, pavadinkim facilitatorius, tos community facilitation, savotiškai, nes didelė dalimi vis tiek gyvenimo kokybė priklauso nuo tavo aplinkos, nuo kaimynų, nuo elgesio, nuo ten kažkokių taisyklių, nuo susitarimų, o kartais, užduoti toną išoriniam tokiam vystytojui yra truputį lengviau, nes kai ten formuojasi savaime, tai ten žinot, būna, kuris ten garsiau rėkia arba kuris ten mažiau darbo turi ir daugiau laiko praleidžia bendruomenių susirinkimas, tas ten ir suprojektuoja, žinai. O čia jūs galite ateiti sakyti, štai, sumanimas toks, profilis toks, segmentas toks ir čia ateis gyventi štai tokie tai žmonės. O turit tokį profilį, kaip jūs jaučiat, kam labiausiai skirtas yra šitas objektas? Vis tiek įsivardinat savo, ką targetinat, kaip segmentuojat? Taip, žinoma. Tai kiekviename projekte tiek projekto aplinka, kokią tu ją kuri, tiek būtų programa, tai yra, ar tai būtų daugiau, sakykime, 1, 1,5, 2 kambarių būstai, ar ne, būtai, ar tai yra 3, 4, jie diktuoja, kas pas tave vis tik tai gyvens, ar ne, ką tu turėsi tame projekte. Tai mūnai yra skirti pirmiausia tai aktyviam žmogui. Taip mes ir kūrėme juos, tai yra aktyvi jauna šeima arba jaunuoliai, tai jau iš karto diktuoju, ar ne? Dabar turime 3 etapą ir 3 etape mes turime apie 70% nuo 1 iki 2 kambarių butų. Tai kalbam apie 1,5, 2 kambarių. Ir toliau likutis yra jau didesni erdvesni būstai šeimoms, ar ne? Tai automatiškai diktuoja, kad mūnai yra skirti tam aktyviam jaunam žmogui arba jaunai šeimai, kuri tik tai pradeda vis tik tai savo gyvenimą ir jau norisi savo būsto. Ir tuomet tu nenori bet ko, tu vertini estetiką, tu vertini patogumą, aktyvų gyvenimo būdą, nori, kad viskas būtų aplinkui tave ir šalia. Ir tuomet tu matai mūsų projektą ir, tikėtina, kad tau vis patinka. Taip. Sakot, aktyvus gyvenimo būdas ir viskas šalia. Man čia pjaunasi. Aktyvus tai būtų maratoną nubėgu iki banko, tada maratoną nubėgu iki kirpyklos, tada maratoną nubėgu atgal namo. Čia toks šaržuoju. O kokie atributai, kaip sakot, tvarkoj, dėl būsto programos dydžio suprantu, bet o kas tokio ypatingo bus objekte, kur sakysit, tai tikrai atliepia aktyvaus žmogaus poreikius? Aktyvus Sporto klubai bendri, baseinai ant stogų. Yra ir tokių objektų, turit patirties. Matau jau kitus mūsų objektus irgi esate apžiūrėjęs. Faina, Ugniau. Tai gal taip pasakysiu. Pirmiausia, kas tas yra aktyvumas. Tai šiuolaikinis žmogus, jis labai vertina laiką po darbų. Vadinasi, kad laiko taupimas tampa pagrindu ir jeigu tu gali nestovėti kamštyje 45 minutės, tai yra labai svarbu. Ar ne, tu jau staupiai ir tas aktyvumas, tu nuvarai kažkur tai šalia į sporto klubą. Tai dabar ką turiu minti tas aktyvu? Aktyvu yra, kad kaip ir minėjau, pačiame projekte yra sukurtos visos erdvės, sumodeliuotos taip, kad tu galėtum dirbti, jeigu tau tik tinka iš namų arba erdvėse, ar ne, mūnų erdvėse laukos kiemas, turiu minti.
Tu gali dirbti, tu gali ilsėtis, aplink tave yra sporto klubai visai netoli, tai vadinasi, tau nereikia gaišti daug laiko po darbo, tu sėdai ir nuvažiavai, ar ne? Tai va tas aktyvumas yra, kad visi taškai yra greta, tu netoli gali pavalgyti, galim atsidaryti ir tokią temą kaip komercinės patalpas, ar ne? Įdomu, ką jūs įprojektavę jau į tenai, arba ko tikėtumėtės. Taip. Galim praplėsti šitą dalį. Kas ten jūsų sumanimų turėtų būti? Čia gal net klausysis kokie tiekėjai ir sakys, viskas skambinu, darysiu kebabinę ten pas jūs. Ir būt labai gerai. Ir būt labai gerai. Tai taip, galiu prasiplėsti ir komercinės erdvės, jos vėlgi užduoda tą toną aktyviam gyvenimui, kad kai tau reikia keliauti kavos, tu užsimanai kavos, tau nereikia keliauti toli. Tu nusileidai ir tavo kvartale, ar ne, Mūnų yra kavinukė. Ir yra ten kažkas, kas kepa bandeles skanes, ar ne, šviežias. Ir tuomet tu turi kažkokį mini restoraniuką ir turi grožio saloną ir kirpėją ir viską, ko tau reikia patogiam, ar ne, greitam, sakykime, greitos tos paslaugos patogios. Galvoju, kas dar, visa mažmena. Faktas, kad taip, tai realiai mažmena, paslaugos, grožio salonai, kavinukės, visą tai mes labai tikimės, kad jau kažkas jau atėjo, ar ne, ir kažkas dar ateis. Turim vieną tokį didesnių brandų, bet kol kas dar nesako. Kol kas nesako. Taip, kol kas dar. Viskas tvarkoja. Bet labai gerai matysis. Taip, labai gerai matysis. Plus, kad turbūt Mūnų projekte komercinės patalpos ir bendrai Žirmūnuose, kadangi infrastruktūra yra labai gera, ar ne, gerai išdėstyta, komercinės patalpos labai gerai matos. Važiuojant, tu pravažiuoji ir tu visą laiką matai. Tai principė tai yra labai gera perspektyva investuoti, ne tik tai turėti, savo verslą ieškoti, kur tu gali turėti tiesiog patalpų, bet šitos patalpos jos tikrai tau grąžą dovanos ir nemažą. Tai vadinasi, kad tai neprasta investicinė idėja yra, kas jau investuotų. Tai grįžtant prie to aktyvaus būdo, tai Mūnų vartotojas, Mūnų gyventojas, jisai išėjęs iš namų, jisai aplink save turi viską. Ir principą po darbų, po visos dienos, jisai jau turi tas, nepameluosi turbūt, Gabrielė, 4-5 valandas, kiek ten jau lieka to gyvenimo, bet jau tikrai savo. Nekamščiasi, žinai, ne kažkur tai ten po 3 valandas trunkant, nes iš vieno miesto pusės į kitą miesto pusę reikia keliauti. Tai principė čia ir yra turbūt aktualumas Mūnų ir labai labai didelis privalumas. Lokacinis. Vieną dar tokį suktą klausimą. Ar gali būti bent hipotetiškai tokia situacija, kad jūs neįsileidžiate kokio nors tiekėjo, ar kokio nors paslaugos tiekėjo, ar kažkokio, sakydami, kad, žinot, pagal profilį, pagal ten gyvenimo būdą, pagal tą segmentą tikslinį, šiek tiek ne apie tai ten jūsų biznis. Aš nežinau, kas tai bebūtų. Nenoriu čia vardinti pavyzdžiais, neįžeidžiant nei vienos industrijos, bet, žinai, gali būti taip. Ten dėl kažkokių priežasčių, pavyzdžiui, jūs manot, kad taip truputį ne į tą profilį. Gal nereikia net ir įvardinti, bet aš sakyčiau, kad taip tai gali būti. Ir mes tai atstovėtumėm, tikrai turbūt su visa pagarba, pirmiausia, tai Mūnų gyventojai. Tam žmogui, kuris mumis patikėjo mūsų projektu ir buvo įsitikinęs, kad gyventi jam bus gera. Tai mūsų ir visa tolimesnė veikla, jinai skirta tam, kad tau gyvent būtų gera ten. Ir jeigu mes suprantam, kad vis tik tai yra rizika, kad nebus, tai mes nerizikuosim. Nes čia tuo pačiu dar taip galvoju, aš tiek daug nesu pažinęs, gal taip, sakykime, taip ilgoj perspektyvoj, vystytojo įsitraukimą ir atsakomybę, nes vienas dalykas yra, kaip sakot, suprojektuot, suplanuot, reiškia pastatyti. Klausimas, kiek dar toliau palydėt. Nes ten gali būti, galbūt, aš čia hipotetiškai tik svarstau, kad perinam į visai kitokią rolę, į kitą vaidmenį, atsiranda jūsų įmonių grupėje dar nauja įmonė, kuri tada jau toliau, pavyzdžiui,
toliau prižiūri, ten administruoja ir tas, jau čia kita stadija, ne, jau tai yra kitos kompetencijos galbūt. Nežinau, ar tai yra Lietuvos scenarijuje jau tokių atvejų. Jau yra. Turim, mes toliau vedam visą tą gyvenimą pačio kliento. Jį, kaip sakant, kai jau susiženijom tam tikrą prasme, pradedam jį vesti iki jau to pardavimo, bet faktas, kad ne tik įstatymiškai mes turim įsipareigojimą, bet ir reputaciją mums irgi labai svarbu, tai mes turim savo tą administratorių, Domus Tarsus, kurie toliau veda, toliau administruoja, kažkokių defektų pasitaiko, kažkokios nesklandumai, tai mes toliau vedam natūraliai, nes norim išgirsti klientą, išgirsti, kas jam gal neveikia. Gal mes nebūtinai viską galim pakeisti dėl to, kad natūraliai projektas nebegali pasikeisti dėl techninių dalykų, bet jau norim rinkti žinias, ko nebedaryti, kokių klaidų nebedaryti. Sekančiose projektuose, tai tą tikrai vertinam ir turim. Čia man skamba kaip, gal aš truputį dinozauriškai pastrigęs, bet aš pamenu laikus, kai, pastatė daugiabutį, bankrutavo, taip lietuviškai sakant, galai į vandenį, atsakomybės nėra, ir ten toliau jau spręskite savo bėgančius tos stogus ar ten kiaurus vamzdžius, ne? Tai čia šiek tiek šita atsakomybė arba toks, kaip ir sako, tas ir moralinės atsakomybės, bet kartu ir tos materialinės atsakomybės už tai, kad pažadėjom tau tokį objektą, štai mes toliau nedingom, nepabėgom, mes atsakom už tą savo pažadą, tas gali būti irgi savotiškai pardavimo argumentas labai stiprus, kad, žiūrėk, nepaliksim čia tavęs, čia mes būsim ir užtikrinsim, nesuktų galvos, kaip ir sakot, aktyvus, jis nenori sėdėti ir galvot, kam čia skambint, kad čia dabar kažkas neveikia, ar čia turbūt dalis to vertės pasiūlymo. Visiškai teisingai, arba dar blogiau, susitvarkysiu, nes vis tiek niekas čia netvarkys ir niekas čia man vis tiek nepadės. Ir nereikia būti dinozaurais, iš tikrųjų iki šioliai atsitinka taip, kad pastato tuos namus, galbūt taip dažnai bankrutuoja, bet kad nesirūpina, tai tikrai būna. Dėl to mes visada sakom, ypač pirmo būsto pirkėjai, jis labai jautrus ir turim suprasti, kad jis didžiausią savo finansinį sprendimą čia ir dabar jisai deda ant stalo, ar ne, ir sako, gerai, aš perku ir jumis pasitikiu ir panašiai. Tai mes visą laiką sakom ir pirmo būsto pirkėjai, pasižiūrėk, apstairyk apie mus, pasikalbam, susirink rekomendacijas, ar ne, pasižiūrėk pats, nes mes tau papasakosim, ką mes darom ir kaip mes toj kelionėj vesim, bet tu turi pilną galimybę pasitikrinti ir suprasti, kad vis tik tai, su mumis tau bus daug lengviau. Tiesiog lengva, greita, paprasta. Nusipirkau ir man ramu ir daugiau galvos neskauda. Tiek naudojusi progą. Paskutinį klausimą. Gerai. Pusantro klausimo. Bando. Tai, gal netgi 2. Atvažiuodamas čia pas jūs, kaip tik, į studiją, prieš šviesaforą sustojau, aišku, dairausi, tai prieš šviesaforą. Žiūrėk mūnai. Ne, aš ne visai pažįstu tos rajonus, bet ten 5 aukštis, tas iš tų senųjų, ir aš taip žiūriu, vienas balkonai nusidažęs žaliai, o pas kitą mėlynai, tada pas vieną ten įstiklinta taip, pas kitą įstiklinta taip. Odeta paminėjote estetiką. Ar galima tokia situacija, kad, pavyzdžiui, nusiperku Žirmūnuose tame etape būtą ir jūs man neleidžiat mano fasado nusidažyti oranžinę spalvą. Nes aš tiesiog mėgstu oranžinį balkoną ir man jo reikia oranžinio. Ar taip gali nutikti? Dabar, žinokit, visus ryškių spalvų mylėtojus. Kraustot į kitą objektą, ne? Jo, nes turim. Okay. Gal šiek tiek nuvilsiu, vis tik tai mes turime tokį susitarimą ir kartas nuo karto mes prie savo projektų, kurie tikrai yra estetiški, itin ir tokius, principą, mūsų visi, Gabrielė, tokie projektai turbūt ir yra. Tai mes tą susitarimą ir prisidedam, kad mes įpareigojame rūpintis, ar ne, ir tausoti tą estetiką, dėl kurios tikriausiai tu šį projektą ir pamilai.
Ir tuomet, jeigu tai yra juodi balkonai ir balkonas yra juodi staliukai su juodom kėdutėm, tai mes turime susitarimą, kad vis tik tai jeigu pats klientas nežino galbūt kur kreiptis, gali kreiptis į mus ir mes parūpinsim juodas kėdutės, juodas staliuką ir vis tik tai paprašysim, kad balkoną nedažytų. Aš tai vertinu kaip didelį privalumą, nes būtent ta eklektika, kuri ten, žinai, pastatytas pradžioj gražu, paskui prasideda ten inkilai, ten spintutės ar dar kažkas tai. Yra, nesustabdysi visiškai faktas, bet mes stengiamės, gal labiau ir stengiamės atiduoti ir gairę, žinodami kliento tolimesnius norus, kaip jam tą padaryti, kad tai būtų vienoda, kad, kaip ir sakėjau, Ugniau, kad, gal taip balkonų, gal jau taip drastiškai nedaro žmonės, bet būna, kiti tokie paprasti dalykai, kad sugalvoja, nežinau, terasinės lentas susidėti kažkur, kad nebūtų vienur ten juodas, kitur mėlynos ir taip toliau. Tai mes tas gaires atiduodam, galiausiai, tai yra ir architekto autorinis darbas. Reikia gerbti ir jo kūrybinę inputą. Tai tikrai nėra taip. Ir yra, tam tikrą prasme šio klausimų klientas yra apribotas. Aš taip visiškai pritariu, nes taip galim išsaugot ir vertę. Nes visa tas chaosėlis, tie rūtų darželiai tokie, man atrodo, jie tada labai, labai vertę muša. Pakanka jau, man atrodo, būtent to vaizdo ir tų patirčių. Visiškai. Ir čia tam pritariu, nes turėjau visiškai realią asmeninę situaciją pas bičiulį Belgijoje, paprašė atvežti iš Lietuvos ten tą satelitinę televizijos ten anteną, čia prieš daug metų mes ten jam nupirkom, atvežėm, aišku, čia pat prigrėžėm, jau čia bandom tą televiziją pajungti ir sekantį rytą ateina, reiškia, administratorius sako, šitą tai čia greitai nuimat, nes tiesiog ant fasado čia visokių snarglių prašau nekabinti ir norit ten, aišku, ant stogo, tada ten prasivedžioti ir tuo metu man atrodė keista, šiandien dienai visiškai kitaip tą suprantu ir palaikau. Žinot, aš dar pridursiu turbūt, dirbant su Prancūzijos rinka, man labai įsiminė, jog kai mes atvažiuojam, mes gerimės Prancūzijoje, kokia graži architektūra, kaip viskas stebėtinai įspūdingai vienoda, atrodo, kaip žmonės supranta, kas tai yra estetika. Tai supranta dėl labai paprasto dalyko. Kiekvienas kvartalas turi savo reguliavimą. Nuo spalvos stogo iki galimybės užsidėti langines ar galimybės neturėjimo turėti langinės ir panašiai, iki durų aukščio ir tada viskas tau atrodo estetiškai gražu, o vis tik tai valstybė reguliuoja visą tai ir stengiasi, kad tavo ta estetika jinai nenyktų metai iš metų. Ir ką mes turim? Mes turim tikrai labai didelę vertę, kurią mes matom ir mes norim ten atvykti, turistų kiekį ir panašiai. Tai lygiai tas pats čia, tik tai mes labai stengiamės tą išsaugoti ir visiškai gerai pastebėjote, jog mes labai tikimės, kad tai kels vertę. Kalbėčiau, bet laikrodis rodo blogus skaičius, labai žaibiškai. Jau raudonėje nevirksi. Taip, jau čia mirksi visiškai. Bet labai įdomu suprasti, kur keliaujam, į kur vystosi, kokie čia tie kvartalai bus, kokios šitos konversijos. Ir iš ties ten kartais ir matyti aktyviai gyvenamosiose teritorijose tokius plotus, kur, žinot, taip iš karto atrodo, čia būtų keli aukštai, čia žiūrėk, kiek žmonių tiltų, arba kažkokioj gražioj teritorijoje dar stil gamykla kokia nors likus ir taip tikrai atrodo ta ir aplinkos visos vertę galima labai sutvarkyti, ten, reiškia, atlikus tokius tinkamus gerus dalykus. Tai ta pusė klausimo tokia visiškai pabaigai, jeigu, žinot, yra tas toks vadybinis posakis elevator pitch, jeigu sutikot potencialų klientą lifte, važiuojat iš 1 į 7 aukštą, kaip vienu sakiniu pasakytumėt, kad čia, this is žirmūnai, čia citus mūnai, kas būtų toks tas silver bullet sakinys? Geras klausimas. Turbūt aš laikyčiausi to paties, kad vis tik tai,
jeigu tu nori lokacijos, kuriai tu gali dirbti, gyventi, ilsėtis patogiai, tai vat Mūnai yra tas projektas, kuris apjungia pilnai nuo estetikos detalių iki viso tavo gyvenimo viduje. Na, aš tikriausiai net trumpiau noriu 15 minučių miesto, tai ką kalba miestas, gyventi Mūnuose. Super. Ačiū labai, eisiu paguglinti Mūnus, o klausytojams dėkoju labai už dėmesį, man atrodo taip ir turiningai, ir kartu su tokiu truputį vizionierišku požiūriu į industriją, kuri tikrai yra dinamiška, tikrai keičiasi, su užuominomis, kur dar labiau galėtų keistis ir kur visa tai keliauja su įspūdingais vystimosi žingsniais. Gabrielė, Odeta, labai jums ačiū už pokalbį, Citus komanda, Citus Mūnai. Susitikime kitose verslo tribūnų pokalbėse. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Visą.